Nu gerai, tai pradedam. Iš tikrųjų, tai labai laukiu aš šiandienos, bet laukiu tai čia jau seniai, kai dar net nebuvo užuomazgų apskritai, nu kaip čia mes darysim tą podcastą ir taip toliau. Turbūt Kambodžai labiausiai man kilo tokia mintis, nu, nes man pačiai būdavo labai įdomu klausyti, kaip mes kalbam. Nu, toks tarytum ir esi dalyvis, bet ir to pačiu, nu, toks vat, esi tame ir toks kartais net toks pavydo jausmas pačiam savo, kad nebūtinai su visko sutinku ar nesutinku, nebūtinai visą laiką ateina gera emocija, vadinkim, tuose pokalbiuose, kartais net ir pasipriešinimas toksai, nu, bet būdavo, taip atrodo, kaip norėčiau pro rakto skylutę pasižiūrėti ir pasiklausyti ir galbūt net ir ten įkišti kokį savo trigrašį. Tai va, tai labai laukiu šiandien dienos. Pirmiausia, turbūt turėčiau pasisveikinti su žiūrovais, tai sveiki visi. Šiandien... Atsisukti ir pasisveikinti. Jo, gal... Žiūrovai yra ten, ne? Žiūrovai yra ten, tai gal irgi pasisveikinti. Jo, tai šiandien mes pradedam Connecting Dots podcastą, kalbėsiu su savo draugėmis, partnerėmis, kolegė, nu, just you name it, netgi taip pasakyčiau, bet pirmiausia, man turbūt yra žmonės, su kuriais man gera būti, jeigu taip, tai Aušra Kukelkė jau dabar, tai gyvų organizacijų entuziastė, nusprendėm taip pristatyti, nes kitu atveju aš čia pusvalandį galėčiau vardinti pareigas. Ir Giedrė Luaras, žmogaus asmeninio tobulėjimo entuziastė. Ne, nepatinka. Žmogaus elgsenos pokyčių. Gerai. Ir Giedrė Luaras, žmogaus elgsenos pokyčių entuziastė. Taip. Žodžiu, mes abidvi esame entuziastės. O aš tai šiaip entuziastė gyvenimo esu ir žmonių. Aš entuziastė. Jo, tai kadangi apskritai bendraja prasme, tai mūsų tikslas su šiuo podcastu kuo daugiau kalbėti apie tvarumo ESG temas, bet pirmiausia vis dėlto viso ko pagrindas yra žmogus. Kitaip tariant, kaip elgiamės su žmogumi, kaip elgiamės su savimi, kaip elgiamės vienas su kitu ir taip toliau ir taip toliau. Ir visa tai, kas yra aplinkui. Tai lygiai taip pat, kaip elgiamės su savo žeme, su savo planeta. Bet šiandien labai norisi pakapstyti tą gyvų organizacijų temą, kuri pakankamai jauna turbūt, nauja dar Lietuvoje, jeigu taip net ir ne tik Lietuvoje iš tikrųjų, jos tokie yra bendruomenytės, ar ne? Ir labai norisi galbūt net ir pasiginčyti arba padiskutuoti, tai vis dėlto kas pirmiau višta ar kiaušinis šitoj vietoj. Tai gal pradėsiu nuo klausimo, tada apskritai kas ta gyva organizacija yra. Nes, nu, man tas pavadinimas, jeigu labai nuoširdžiai, man jisai, nu, nelabai lietuviškai limpantis yra. Tai kaip visada kalbam. Čia Aušra, tikriausiai. Nu, mano pozicija irgi yra, kad aš ne už gyvą žodį šitoje kombinacijoje, bet Aušra gal daugiau papasakos apie gyvas organizacijas. Man tai atrodo, kad apie gyvybę organizacijose kalbėti, tai jis toks labiau gal kaip siekiamybė. Tai nėra, žinai, kad čia šiandieną užsidėjau ir šiandien aš gyva, o rytoj aš negyva, žinai. Mes kiekvienas bandome, kaip čia, atrakinti ir suprasti savo daugiau resursų, praleisti daugiau to gyvenimo per save, tai lygiai taip pat daugiau to gyvenimo atvesti ir organizacijas, ne? Ir jos tokias gyvesnės padaryti, ne tokias užrakintas struktūrose, ne tokias užrakintas rolėse, kaip turi būti ir panašiai, bet labiau tokias atliepiančias gyvenimą ir įsileidžiančias gyvenimuose. Tai aš sakyčiau, kad gyva organizacija man asmeniškai yra siekiamybė, kuri galbūt niekada nebus pasiekta, o tai yra nuolatinis ieškojimas. Bet tai pagal tai, kaip tu dabar susakyti, man toksai gal labiau net gyvenimų grįstos organizacijas, kažkokios gyvybinė, nežinau, net nes gyvasties tikriausiai, kaip savyje ir organizacijoje kažkokio atverti labiau tos gyvybės, tekėjimo,
srautus, kanalus ir atlaisvinti juos ir nu, man apie tai. Shout out kalbininkams. Gal suraskit kitą žodį, nes nu, gyva organizacija. Šitą vietą, žinai, man atrodo, aš turiu tokį vidinį konfliktą, žinai, nes jeigu žodžiui reikalinga bent 5 sakinių paaiškinti, tai jau nėra suprantama arba paprasta. Kita vertus, žinai, aš girdžiu, kad gyva organizacija, taip kaip tu įvardė, ne, tai jinai yra, nu, iš esmės galbūt, kam dabar žmonės atsiverinėja, eina į tikrumą, į autentiškumą, į dalinimąsi, į kažkokį tai ten gyvenimą flow, žinai, yra tokių daug dabar terminų. Tai čia gal yra labiau apie tai, kad pats veikimo ir gyvenimo būdas šiandien dar nėra natūralus. Tai toks, nu jo, bet jeigu jam reikia paaiškinti labai daug žodžių, tai tada vat ir yra vidinis konfliktas, nu, kad kažkas čia dar ne iki galo. Aš manau, kad apskritai dar tokių terminų mes ieškome net ir tarptautiniu mastu, aš manau, kad nėra iki galo išsigryninta, nes tarsi angliškai yra kažkokios living systems, bet living systems irgi yra, aišku, jos apie tai, kad tos išminties, organizacinės išminties semiamasi iš gamtos, žiūrima, kaip gamta veikia. Tai tarsi nuoroda į tai, bet kai išverti į lietuvių kalbą, kad gyva organizacija tarsi sukelia tokį vidinį pasipriešinimą, kad tarsi tai ką aš čia negyvas, tai ką aš čia pusiau miręs, ar dar kažkas, taip, aš girdžiu tą, bet kita vertus, tai man kažkaip tai, žinai, yra vat, visos tos dabar teorijos ir visa filosofija, pavyzdžiui, jinai vadinasi, kaip čia tas judėjimas visas, tai vadinasi teal, o teal yra, kaip čia, akvamarino spalva, ne, nu, tokia melsvai žydra arba čia pagal organizacijų vystymosi tam visokias stadijas ir panašiai, tai jos yra ten kažkaip suskirstytos skirtingom spalvom, tai dabar apie tą, kurią paradigmą, kurią mes dabar šnekame, tai jinai pavadinta teal. O kas tai yra per paradigma? Nu, tai būtent apie tas gyvas organizacijas, kur labiau eiti į atsigręžti į gamtą, atsigręžti į žmogų, atsigręžti į gamtą ne tik tai taip, kaip ją apsaugoti, bet atsigręžti mokintis iš gamtos labiau. Ir suprasti, kad eikvodami, kaip čia, aš iš viso galvoju, kad mes suprantame, kad mes eikvojame ne tik tai gamtą, bet eikvojame ir save ir pradėjome ieškoti kitų būdų, kaip veikti. Tai aišku, ten yra prieš tai, nu, pagal visą tą organizacijų vystymos teoriją, tai yra ten kažkaip prieš tai buvusi green, tai yra ta žalioji paradigma, kur yra labiau tas sustainability, tas šitas tradiciškai suprantamas sustainability, kur čia būtinai popieriniai maišeliai, dabar tipo plastikinis maišelius apmokestinom 1 centu ir jau problemą mes čia kaip ir pradėjom jau spręsti. Mes totaliai neišsprendėm. 1 centą jie deda. Taigi sakė, panaikins 1 centą iš viso. Taip, tikrai ne environmental dalykus. Bet žinokit, yra hekas. Bet aš esu live hackų entuziastė labiausiai turbūt. Yra hekas. Na, į duonos skyrių, pasiimi popierinius maišelius, susidedi visas daržovės ir išeini sėkmingai be 1 centų. Nes kol kas tie yra nemokami. Žinai, aš sutikčiau mokėti, jeigu žinočiau, kad tai keliauja. Jo, jeigu, taip, bet ne, keliauja į jų pelną. Nu tai va, tai tas toksai. Tai tas žalesis, kur irgi tarsi jisai šnekėjo apie organizacijos, kad organizacijos yra šeima ir mes čia visi turim tokia būti labai draugiški vieni kitiems ir panašiai, bet tada ten pamatė, kad nėra pinigų, nėra verslo, nesidaro verslas, ne? Tai dabar, kaip čia pasakyti, juda į tą dalyką, kad nu, mes kiekvienas turime kaip čia, į savo autentiškumą atsigręžtą, ne? Nu, ir tikrai mes ne visi esame vien tik šeima ir tikrai tą darbą nereikia apsimetinėti, mes neateiname naujos šeimos ieškoti ir ten, bet ateinam kažką tai kartu nuveikti kūrybą, ne? Kūrybą ateinam. Nu, iš principo, žinai, jeigu aš esu pilnavertis žmogus ir nu, tai man kaip ir nereikia darbo tam, kad susikurt šeimą, bet realizuoti save, kažkokią savo dalį, tai taip.
Labiau autentiškumą. Kažkur nutraukiu tą. Ne, žinai, man kažkaip net ir vat visame šitame kontekste, net ir žodis apskritai, man atrodo, kad čia daug mūsų žodyno keisis, nes ir žodis darbas, ir žmogiškieji resursai, ir ten dar kažkas, viskas, vadyba buvo labai tokia labai efektyvizuota ir sudaiktinta, sumechaninta, ne? Nu, žmonės taiga tapo nebe žmonės, o jie tapo kažkokiais skaičiukais, statistika, ten dar kažkaip. Tai net ir, pavyzdžiui, žodis darbas arba įdarbinti, įsidarbinti, tokie, nu, kurie atrodo tarsi pagal tą naują paradigmą nebetinkami dėl to, kad mes sakome, kad mes ateiname, mes susitelkiam kartu tam, kad kurtumėm kažką. Tai. Ir taip, aišku, ta kūryba, jinai reikalauja darbo, bet mes neateiname dirbti, o mes ateiname kurti kažką kartu. Žinai, gal tu sakai, va, darbo, man iš tikrųjų, va, terminologijai tai labai daug yra to atmetimo ir, va, kaip sakai, reikia, turim. Nu, man visada tas yra toksai, noriu, tada įkvėpti, kad iš tikrųjų atsirastų noras, jeigu ne, nu, tai tada nusori nepakeliuoja, ne? Nes jeigu be noro tiesiog, va, kaip aš nekenčiu, nu, tai kokią tą energiją uždedi, nu, taip ir yra. Tai dėl darbo, o antras dalykas, tai, nu, va, dėl to irgi ten įdarbinti, nu, kažkaip čia šitoj vietoj turbūt tai yra susitinkam ir darom projektus kartu, ar ne? Nu, va, kokia tai forma, tai tada jau ten, nu, vėlgi, čia turbūt jau visa sistema turėtų iš pagrindų keistis, ar ne, jeigu ten norėtumėm išvengti ten darbo sutarčių, dar kažko, arba, bet toks man labiau vis tiek eina į tą freelancinimą, nu, vat, kur šiuo metu širdis, vat, su tais ir kuriu. Bet darbas, tai man taip norisi pakeisti, kaip sakai, įdėti darbo, tai, nu, pastangų kažkokių, ar ne, savęs netgi, nes, nu, į kiekvieną, jeigu tu kuri ir jeigu su noru tą darai, tai tu tikrai įdedi ten savęs, tai, nu, nėra tiesiog va, tas mechaninis, kurį šiai dienai keičia robotai, nu, realiai. Ir gerai, kad tą daro, nes tikrai, nu, nereikia žmonių daryti vergais, vadinkim, šitoj vietoj. Nu, einu ir dedu po bandelę, žinai, ant konvejerio. Žinai, nu, viskas labai gražiai skamba, bet... Aš suprantu. Žinai, tam, kad žmogus būtų kūrėjas, čia yra ilga kelionė, kad jis būtų kūrėjas, nes kurti dalykus, žinai, iš pilnumo, iš to, kad man yra okei, aš gerai jaučiuosi ir galiu dalintis. Bet gal čia dėl to, kad mes jau atbukę esam, nu, jeigu žiūrėti per kartą, žinai. Nu, čia, žinai, čia tų dalykų ir aspektų, dėl ko žmogus nėra tas pilnavertis ar kūrėjas, ar laisvas ir pilnas dalintis ir auginti per dalinimas į save, tai, nu, čia yra, nu, žinai, čia nuo visų vaikystės traumų man tik į baimių ir ten kitų dalykų, žinai. Bet aš sutinku, kad kūrėjas taip, bendra kūryba, klausimas, žinai, ar aš einu kurti dėl to, kad uždirbti ir išgyventi, kuriu, kabutėse, ar aš tikrai kuriu dėl to, kad noriu, nu, kažkokį turėti, nu, nežinau, kad mano kūryba būtų paveiki kažkam, nu, kažką sukurtų ir toliau, kažkokį turėtų testinumą, žinai. Nu, čia toks filosofija, bet iš esmės žmogaus elgsena arba dėl ko aš tai darau, ir, nu, čia yra vidinis pasaulis žmogaus. Ir, nu, jis turi norėti dalykus keisti arba žiūrėti kažkaip kitaip arba patirti. Nu, bet tai dabar iš to man kažkaip susiveda tai tam, kad iš tikrųjų ta organizacija vat, būtų paremta tylo metodika, ar ne, kad jinai, kad iš tikrųjų taptų ta, vadinkim, gyva organizacija, nu dabar labai negražiai, bet tai pragmatiškai pasakysiu, tai turi susitikti tie sveiki žmonės, nu, turiu omeny pilni žmonės. Nu, teoriškai, tobulai taip. Bet, žinai, man atrodo, kad procesas, kai tu... Dėl to ir labiau šneka yra apie tai, kad gyva organizacija yra siekiamybė. Taip, jo, va, tai tada galbūt, žinai, kai... Nes kai mes čia tokios veikos, tai... Tikrai labai naudojam sveikatos draudimą. Sėkmingai. Tai retai, bet naudojam. Tai man atrodo, kad nu, procesas ir ėjimas į gyvą organizaciją yra, kad... Jeigu mes sutinkam vienas su kitu, kad mes norime eiti tą kryptimi ir link tos gyvybės, tai tada, žinai, nu, man atrodo, ta kūryba vis tampa vis kažkokia turtingesnė, žinai. Atsiprašau, nu tai, tarkim, mes dabar susitarėm, ar ne, kad mes judam link tos gyvybės,
Ir visos suvokiam, nu aš čia kaip pavyzdį sakau, kad tas kelias jis nebus lengvas, nes yra daug nepatogių dalykų. Aš manau, kad nesuvokiam. Mes galim įsivaizduoti, kad suvokiam. Tik galim įsivaizduoti. Ja, galim įsivaizduoti. Aš 1000 kartų turėjau patirtį, kad ateina su idėja daryti verslą ir sakom, davai darom, tai jau kokie 3 nepasisekė yra, nes visas supranta, kad, bet čia visai bus, jo, bus. Bet ne su ta pačia intencija tie žmonės, jeigu apie tai, apie ką aš galvoju, nu bent jau vienas, tai tikrai. Taip, nu bet nesvarbu intencija, bet iš esmės, kad tol, kol, nu, žinai, kaip yra, nu, mano patirtis tik tai sako taip, kad jeigu, nu, aš šiaip galvoju visada apie kažkokį galutinį rezultatą, nu, nėra šansų, ta prasme, kažkaip tikrai toli, tvariai, kiek įmanoma darniai nukeliauti, bet jeigu mes galvom apie procesą ir susitariam, kai kils va tas, žinai, kai būna impulsas tipo darom ir kai atsiras pirma kliūtis, o ką mes darysim, kai ta kliūtis atsiras, kaip mes elgsimės. Nu, bet va čia susitarimo reikia, žinai, ar mes atvirai kalbėsim, kaip mes kalbėsim, kokiu dažnumu kalbėsim, nu, bet tai ar nebūtinai patogu yra tie pokalbiai. Taip, bet žinai, nu, kol jų nėra ir neįsivaizduoja, nu, kol nenuėjai to kelio, nu, čia žinai, kaip nuėjai ir sakai, va, atsisukėt gal, o dabar tai daryčiau taip. Bet kai tu eini, nu, neįsivaizduoji, nei kas ten iššoks ant to kelio, nei kas, žinai, kokie popkornai ten šokinės tame kelyje. Ir žinai, man apie tas gyvas organizacijas, aš kažkaip čia, man atrodo, kad mes tiek galim į tokį kosmosą. Ne, tai aš jau matau, kad mes dar čia atskirą podcastą darysim. Dabar čia tokią knygą skaitau apie... Jeigu sutikimas visų bus. Apie tą The Dawn of Everything. Tas, kur skaitai mums, ne? Kur aš praktiškai savaitgalį guliu ir perrašinėjau lietuvių kalbą į Messenger chatą, sakau, mergos, pažiūrėkit, kokios čia mintis. Tai dabar prie ko prieėjau. Aš čia tiek mazguto prisirišiu, nes man čia vis kyla klausimų, žinai. Tai gerai, tai kalbėk, aš įpratusiu. Apie tas šitas gyvumą tų organizacijų, ne, vat, man kažkaip labai gražiai susisėjo su to, tenai, žodžiu, knyga yra apie tai, apie žmonijos istoriją. Ir autorius, ten antropologas, jisai toks, kaip čia skaitomas, vienas tokių įdomesnių mąstytojų šių laikų, kuris neseniai čia tik tai mirė. Jisai pasakojo, kad mes neteisingai supratome, kas vyko iki istorijos, tai yra iki to kada atsirado raštas, ne? Kad mes turime tą įsivaizdavimą, kad buvo ten tos gentis klajoklių ir ten panašiai, kurios ten egalitarinės, tai reiškia pakankamai lygios ir kad tik tai vystantis didesnėms struktūrom atsirado poreikis hierarchijai ir dėl to nebegali būti to, kaip čia pasakyti, tokios laisvos struktūros didesnėse visuomenėse, ne tokiose kaip valstybė, tarkim. Bet prie ko aš vedu, kad pasirodo, kad tai, ką dabar rodo naujausi, ten tie archeologiniai ir visokie tyrinėjimai ir antropologų tyrinėjimai, tai kad tos gentis, jos, ne visos tikriausiai aišku, bet buvo tokių genčių ir nemažai tokių genčių, kurios keisdavo savo valdymo struktūrą priklausomai nuo sezoniškumo. Ir dar šitą tai aš kad pamatytų vėl tokia, kur aš dabar esu, žinai. Čia yra 100 kažkelintas puslapis. Nežinau, šimtai, tu dar nežinau, kur das skaitysiu, bet įdomi mintis yra tokia, kad jie keisdavo savo struktūrą valdymo veikimo pagal sezoniškumą. Tai reiškia, tuo metu, kai reikėdavo eit medžioti, būdavo autoritarinis režimas, būdavo vadas, kai reikėdavo... Mes kvestionavom, atsimeni šitą, kad kaip taip, nes ir gyvūnai, tipo, vis tiek jie turi tą, vadinkim, vadą. Taip, ir būdavo tas autoritarinis vos nerežimas, kur tu, jeigu, pavyzdžiui, nepaklusai vadui, tave ten gali nukilinti vietoje arba ten dar kažkas. Būdavo sezonas, kuriame reikia susifokusuoti ir visiems reikia tai padaryti, ne? Ir tada ateina gausos metas, kada visi jau, kaip sakant, turi pilną pavalgyti ir gali klaidžioti. Ir staiga socialinė organizacija visiškai pasikeičia, tai reiškia, jie tampa, nebėra vado, vadas yra tik tai visų malonės vadas, nes leidžia jam būti, nes jisai labai fainas, žinai. Bet iš principo vado nurodymai
niekam, Aušros balsas atsigavo. niekam yra taip. Gyva pasidarė. Tai žinai, tiek apie gyvybę šnekam, tai... Kad nebeprivalome. Tai ką jisai tas autorius savo, kad vis tik tai mes turime gebėjimą, iš kur atsirado tas dalykas, kad mes užstrigome į vieną kažkokią tai... Sezoną, taip, į vieną valdymo struktūrą kažkokią tai. Net ir pavyzdžiui, neseniai žiūrėjau video, kur parodė hierarchinę tokią struktūrą, žinai, vat, kaip ir mes esame matę organizacijų. Ir sako, vat, spėkit, kas tai. Nu, tai čia gal banko struktūra, ar ten dar kažkai, ir iš kelintų metų. Sako, nu, tai čia 2015, bet dabartinį. Sako, ne, čia yra 1920 metų valdymo struktūra. Ta prasme, jinai nepasikeitė realiai per 100 metų, sako, jeigu taip nueitume mes į tai, kas buvo prieš 100 metų, kaip žmonės gyveno, pasikeitė praktiškai viskas. Išskyrus va šitą valdymo struktūrą. Nežinau, tai klausimas, kur mes užstrigom. Bet žinai. Balkanai tai pastrigo, jeigu apie virtuvę kalbant, tai pastrigo žiemoje, nes pas juos žiemą vasarą kimčiai, nu ten tie visi rauginti, marinuoti ir taip toliau, tai pastrigo. Aš žinai, nu gal iš tos, jeigu taip žiūrėti, ar pastrigimą, ar nežinau, ar atsakysiu šitą klausimą, bet kažkaip klausant tavęs, tai prisiminiau tiesiog tokį praktinius dalykus, kai organizacijose ar vat, tose, kuriuose aš esu buvusi, tai, žinai, yra toksai dalykas, kada kartais žmogus nežino, ko nežino. Taip. Ir jam kartais tiesiog reikia parodyti, kaip gali dar būti arba kokios yra alternatyvos. Ir va čia, žinai, gal, reflektuojant tai, kad ten priversti, nepriversti. Tikslas ir yra, kažkas patikėjo kažkokiu tai, nežinau, modeliu, veikimo sistema ar buvimu ir tada, aš ateinu ir rodau, kaip gali būti. Nes aš to tikiu ir aš noriu tokioje aplinkoje gyventi, būti, veikti ir tokią, žinai, kažkokius tokius santykius su žmonėmis turėti. Ir tai nėra prievarta, tiesiog aš pasirenku sukurti visą erdvę ir sąlygas va tokias ir čia aišku balsavimas yra svarbu, nes toliau tu nenukeliausi, jeigu nėra kažkokio tai bent jau pradžioj pritarimo, bet apie tai, kad tiesiog net ir projektuose būdavo, aš atsimenu, kada ateini ir sako, mes norim taip ir taip, o tokį vaizdžiai, turėdamas kažkokią patirtį arba keliaudamas, tu matai, kad yra 101 dar variantas, kad galėtų būti kitaip. Ir tas žmogus tiesiog jis neprašo tavęs arba nesako tam taip, nes jis tiesiog to neturi patyrimo, neturi matymo ir jo tiesiog požiūris yra toks, koks jis yra iš jo patyrimo lauko, iš jo pasaulio, žinai. Tai čia toks man ir atrodo, kad tarsi einam, rodom, kad gali būti šitaip. Kalbose, aš suprantu, organizacijose labai daug su žmonėm apie tai ir kažkaip tai... Jo, bet ir arba nori apie tai svajoti, arba nenori. Aš tai matai, esu ta romantikė, kuri iš karto let's go for it ir iš tikrųjų, ten dar tada, kai net terminų šitų nebuvo, mano visada tokia buvo siekiamybė. Aišku, buvo daug nepasisekimų, vadinkim, toje siekiamybėje, nes tu tarytum lyg ir bandai, žinai, bet nebūtinai tas sutikimas arba nebūtinai tas, netgi gal pasakyčiau, kur mano dabar matomos baimės ir rizikos, jeigu žiūrint apie tą globalių mastų, vadinkim, kad iš tikrųjų užnorinti organizacijas arba parodyti šitą galimybę ir šitą kelią, kad čia yra toks, kur kas labiau motyvuojantis kelias judėti organizacijų prasme. Tai kaip bebūtų, net iš žmogiškosios perspektyvos, jeigu žiūrint, tai kai mes turim tam tikrus savo įpročius, ar ne? Arba bandos balsavimą, vienur ir kitur, ypatingai kalbant apie ne tas organizacijas, kur mes 4, 5 ten ar ten 6, iki 10, vadinkim, tos mažytės, ar ne? Kur tikrai yra labai lengva ir jau yra atsisijojusių, kad, vadinkim, šitoj komandai yra gera ir faina kurti kartu. Bet apie didesnės. Ir tokias, kaip net ir tu davai pavyzdį. Tai yra, viena tai yra, negaliu kitaip prabalsuoti, arba vadinkim, negaliu nesutikti, nes kitu atveju neteksiu darbo, jo, man tai nebūtinai patinka. Aš galbūt, ta prasme, Zosė, iki šiandien tu pabezdėjai. Ta prasme, aš esu tolerantiška, bet ne ant tiek. Aš labai jautri kvapams.
nesilaukiu. Tai, tai žodžiu, vienas dalykas yra šitas, kad, nu, aš vadinkim, keliu ranką ir sakau, okei, nu, bet nebūtinai man tai yra okei, nes aš vis dar, nu, nesugebu suvokti, kad tai yra, nu, ten 180 laipsnių kampu viskas keičiasi, ar ne, nu, vienas dalykas. Tai tiek dėl balsavimo, tiek dėl to, nu, sutikimo, vadinkim taip. Ir tada dar pabėgo man kažkokie dalykai, nu, čia tiek Gal tu viskas prisiminsi, nekė- bet aš vat ką norėjau ir Gerai, iš atliepti. karto Ir pertraukinė. kai tu pasakei, va aš žinai, tarsi struktūra atsirado, man atrodo, kad yra labai natūralus būvis arba reiškinys, tai pavadinčiau dėl to, kad kuo didesnė masė didėja, nu, nes mes kaip žmonės norim santykio, norim asmeninio dėmesio, mes norim pokalbio, ar ne, ir jeigu tam žmonių kiekis didėja mano bendruomenė, aš tiesiog fiziškai esu nepajėgi atliepti kiekvieno žmogaus poreikį. Ir iš to atsiranda mažesnės komandos ir tada kažkokie tai iniciatoriai arba entuziastai, kurie irgi eina, skleidžia tą žinią ir kalbas. Ir man atrodo, tiesiog ta struktūra, jinai va taip ir susiformuoja. Ir kuo organizacija yra didesnė, Tokie mažiukai tuo ta aviliukai, struktūra yra ane? didesnė. Jo, taip, tai žinai. Ir, nu, ką mes ir grįžtam prie to, kad, žinai, ten pelno dalybos jos, nu, kažkaip, kaip ugnelė pakursta, ar ne, šiek tiek man pačiai inicijuoti galbūt pokalbį arba inicijuoti dalykus, žinai, nu, čia tokia vis tiek priemonė gyventi, žinai, sociume šiam. Bet struktūros atsiradimas, man atrodo, tiesiog yra atsiradęs iš to, kad aš nu, negaliu pačiupinėti visų. Taip, man, žinai, nes nu, tavyje kyla kažkoks pasipriešinimas, tu nesutinki, kaip mes tą galim veikti, tik kalbėdami. Tai tam, kad su tavim kalbėti, man reikia laiko. O jeigu tokių besipriešinančių yra 300, nu, tai tiesiog arba bus ilgas procesas, arba bus tiesiog neįmanoma. Nu, dar išmokti kalbėti, žinai, tada prisiminiau. Kitas dalykas, dar 2 prisiminiau. Tai kitas dalykas yra, man dabar kaip vadovui, nu, įsivaizduokim didelę organizaciją, ar ne, tiesiog nenoriu visiškai net pavadinimais pavyzdžių duoti, bet, nu, tarkim, nu, kokią nors Ikėją ten paimkim, ar ne, didelę organizaciją ir dabar tu man kaip vadovui sakai, žiūrėk, aišku, kad čia mes bandom, nu, čia reikia bandyti, bet tu man siūlai bandyti trasoj, supranti? Tu man, nu, trasoj tai reiškia rinko realiu laiku, tu man siūlai gyveninti pokytį. Nėra taip, kad vat, dabar žiūrėk, čia yra simuliatorius, tai va tam simuliatoriui pasivažinėkim, ne? Tu man sakai, žiūrėk, tu šito bolido vairuoti nemoki, bet simu tu žiūri, yra vairuotojas, sėsk, pavarysi. Va, važiuok į gatvę, tavarsi, neduodu tavo atskiros aikštelės. Man atrodo, kad čia, kaip čia, Ne, vienas dalykas. Aš kaip Simona, tai aš važiuoju, žinai, man fainai, bet aš tiesiog... Jeigu tu sakai, kad kažkas ateina ir duoda tą, ne, nu tai va čia nuo čia prasideda, kad niekas nieko neduoda, tu pats turi nuspręsti, kad... Ne, nu bet tarkim, tu man va dabar pasakoji, mes va diskutuojam, aš jau 1, 2, 3, 4 kartą girdžiu, sudalyvavau va ir baskų metodo ten vienam kitam renginį, ar ne, ir man, nu va kabina, tarytum, nu kaip ir įdomu, kaip ir norėčiau truputėlį įsitraukti ir galbūt net ir eiti į mokymus ir galbūt net ir važiuoti ten, kur tu važiavai į baskų organizacijas Ispanijoje, ar ne? Vėlgi netgi yra priemonių kaip ir palengvinti tą išvažiavimą, ar ne? Nu, ten tiek tu gali suvesti su viena kita organizacija, tiek galbūt mes galim pasiūlyti vienokį ir kitokį finansavimą, žinai, tam, kad būtų lengviau išvažiuoti ir mokintis to. Bet realiai, nu, jeigu aš tą pokytį lygiai grečiai įgyvendinu savo organizacijoje, tai čia nėra taip, kad, nu, Staiga verslas nesustoja nuo to. Ne, nesustoja, bet ir Taip. pokytis, galbūt aš, žinai, tam tikrus dalykus išdidinu tam, kad iš tikrųjų būtų aiškus. Iš tikrųjų nėra lengva, man atrodo, bet koks pokytis nėra Bet čia labai jis yra lengvas. gan toksai, žinai, Jis nėra taip, radikalus, kad tiesiog, vat, dabar, nu, kaip būna ten tas ugdantysis vadovavimas, coacherių buvo labai mada, ar ne? Nu, tai va dabar čia jau turime coacherį ir jisai va ten su visais bendraus. Tai čia yra toksai, nu, tarytum, nieks nesikeičia, nu, bet va čia labiau girdžiu žmogų, ar ne? Nes, nu, va čia dar vienas yra tas, kad reikia kalbėtis, bet tas kalbėjimasis, tai pirmiausia reikia mokėti kalbėtis. Tai man gal kažkaip atrodo, aš nežinau, gal aš visiškai, žinai, aš savo gyvenimo kelionę per 20 metų vadovavimo nudariau viską intuityviai. Ir tiesiog vienintelis įrankis, kuris man visada padėjo, tai buvo refleksija.
ką gavau, pasielgiau taip, koks rezultatas atėjo, o dėl ko jis taip atėjo, žinai. Einu bandau kitaip, bandau, darau ir visai kitaip. Tai kažkaip vienas dalykas, o kitas, žinai, man ir coacheriai nėra blogai, bet koks pokytis, kad įvyktų, realiai, tai, žinai, man atrodo, tu gal paprieštrausi už, bet nėra tikslas parduoti programą, parduoti mokymą, parduoti kažką. Mano tikslas ateinant į organizaciją yra suprasti, o dėl ko tu manai, kad tai tau gali nepavykti arba netikti. Čia mes ir kai kalbam apie tą žmogaus sveiką būvį, tai kokia mano viduje yra mano ten poreikis, baimės, neatliepti poreikiai, mano lūkesčiai, labiausiai gal baimės ar ne, dėl ko aš, sakyčiau, fainai, bet nedarau žingsnio arba veiksmo, arba dėl ko aš sakau iš viso ne. Man yra svarbu suprasti, dėl ko, kokios tavo vidinės kliūtis, tau neleidžia net įsileisti tokio būdo arba metodo, žinai. Tai va tas pokalbis jis ir yra apie tai, kad ar tai yra coacheris, jis lygiai taip pat turi galimybę klausinėti ir tą reikalingą įgūdį kalbėtis su žmonėmis, žinai, klausimas, žinai, kokia yra intencija. Aš išsitraukiau, kaip planavau. tą tokį. Mazgelį tą ištraukė jau, kiek tu tenai. Erotišką tokį. Tai, žinai, tai klausimas yra, žinai, vėlgi, koks yra tikslas to coacherio, žinai, ar, žinai, kaip būna, mes pasirūpinsime žmonių gerovę, šūkis ir tarsi, ateina šitas žmogus kurti žmonėm gerovę, ar iš tiesų yra, nežinau, surinkti, žinai, žiūrėti, kas vyksta ir tada, žinai, ieškoti būdų, spręsti, kalbėtis, turėti kažkokius, nežinau, kitokio pobūdžio pokalbio, žinai, man tai atrodo, kad ar grupėje reflektuoti tada, išgirsti daugiau vienas kito, o kaip, žinai, galbūt ne aš vienas, su to, aš sutinku, kad pokalbį, tai va tam ir yra, žinai, tikriausia visi ir konsultantai, ir entuziastai, jie ir yra apie tai, kad jie neįsitraukia organizacijos vidu, gali šiek tiek per atstumą kitaip, žinai, vesti tos pokalbius, kalbėtis ir, žinai, tos konsoliduotus duomenis arba kažkaip, tą tokią įžvalgą ir jausmą paduoti, žinai, atgal kažkaip. Man Kažkaušą norėjau pasakyti, man atrodo, ne? Aš dar kažkaip... Ne, tai čia jūs visada norėsite. Ir aš noriu kalbėti, mes gerai. kalbėti. Aš šiandien gera. Atsijimsiu po to. Suprantu, kad vis tiek, žinai, net ir coacherio arba apskritai gyvų organizacijų arba ten nėra tikslas čia visą laiką tipo feel good, žinai. Taip. Konfliktas yra labai geras užtaisas augimui ir kažkokiam tai atradimam naujiems. Tai mes tiesiog labai dažnai vengiame tų konfliktų, jos kažkaip tai po kilimėliu arba koridoriuose ten politika sužaidžiamo tie konfliktai. Va tada aš tikiu, kad tikrasis vėžys yra va tie konfliktai, kurie nėra atvirai neįspręsti, o va tai va šaknyjasi. Ok, good point. Šitas kažkaip visai va stipru, kad tas tikrasis vėžys yra va ta va vieta, ne? Žiūrėk, bet žiūrėkit abidvi. Į mane. Ne, o jeigu rimtai. Tai man kažkaip, aš suprantu, teks sekančiam kartui kitų kėdžių ieškoti. Ne, iš tikrųjų. Prie mano batelių tos oranžinės būtų tikusios labiau. Nori apsikeisti? Dabar tai ne. Bet galim. Jo. Tai iš tikrųjų, nepagalvojom, čia labai būtų gerai ta tokia visai kitokia spalva. Gerai, bet žiūrėkit, prie reikalo. Dabar prie reikalo. Nei sutinku, nei nesutinku. Čia tiesiog iš tos perspektyvos noriu, kad man bet kokio pokyčio, vadinkim, ar ne, kai ypač kalbam apie va tokį ir tas rezultatas yra tas į kūrybą, tikrai man labai patinka tai, ką darau ir, ta prasme, tiesiog džiaugiuosi būdama kartu su šita chebra ir mum yra fainai kurti kartu, ar ne? Tai man kažkaip labai norisi tokio ir tame procese, nuo pirmo žingsnio, kai aš suvokiu, kad čia iš tikro čia dabar atlieps turbūt mano labiau netgi tuos giliai užslėptus, ar ne, kūrybinius visus įvus arba savęs realizacija, kurios tikrai trūksta ir jau jaučiuosi kaip tas, niekam ten, maždaug jo, aš čia kaip daiktas, arba kaip įrankis, arba kaip esu girdėjus vienos įmonės labai aukštas vadovas, labai didelės organizacijos,
sakė, taigi Simučia mūsų zoologijos sodas, kai aš bandžiau kažkaip perduoti žinutę, kaip jaučiasi žmonės, ar ne, ir tai po 2 metų darbo kartu vis dar taip, mažesnis buvo zoologijos sodas, bet, akvariumas. Tai, žinai, ta prasme, man, kai aš priimu daug dalykų asmeniškai, man už to žmonės buvo labai skaudu ir aš, turėjau tą išgyventi, vadinkim. Jo, bet va šitoj vietoj man labai visame procese kažkaip norisi lengvumo ir tikrai dažnai keliu pati savo klausimą ir esam ir viduj mes diskutavę, kad, tas toksai, va, atrodo ir vėl įmu tą kastuvą ir vėl kasu, namie kasu, nes bandau ten, žinai, reflektuoti. Darbe, darbe, vadinkim, ar toj projektuose irgi vėl ten kasu ir vėl va tie kažkokie, tokie nepatogus momentai, o taip norisi į lengvumą ir į džiaugsmą, norisi džiaugtis, kad esam ten kartu, kad kuriam, tai va čia va man to, kažkaip tu sakai, kad man skamba sunkiai, pats procesas, tarsi visas kelias, tau atrodo labai nes dabar sunkus, kiekvienam taške norisi gyvenime lengvumo. Jo, žinai, dar netgi, tai jo, malonumo ir lengvumo norisi visame kame, ta prasme, nes tada tu... Žmonės iš kankinimo malonumą patiria. Tai tada, ir sakykim, kad čia sadomazo orientuota. Ne, bet jeigu čia labai good point. Bet aš galvoju, taip, norisi malonumo, faktas, kad kiekviename malonume, gali būti, žinai, nebūtinai viskas va ten taip romantiška, taip, bet to kažkokio, lengvumo, su lengvumu eiti į tai, va, man kažko, o skamba man ganėtinai sunkiai, bet dabar paimsiu kaip pavyzdį, ar ne? Tarkim, mes kalbam, mes nesakom, dabar mums reikia apie tai pakalbėti. Ta prasme, buvo ten ir viena kažkokia situacija ir toj pačioj Kambodžai, ar ne? Tai tiesiog, sėdint, begeriant kavą, visiškai ne dėl to susitikom tos kavos gerti, ar ne? Tai tiesiog pasikalbėjom apie tam tikrą situaciją, gan atvirai. Jinai nebuvo maloni, ar ne? Nepatogi. Jinai buvo nepatogi, jinai tikrai, ir emocijų, vadinkim, ten nuoširdžių labai sukėlė, bet tai nebuvo planas dabar apie tai pakalbėkime, ar ne? Dabar kaip man skamba organizacija, aš tik sakau, kaip aš vizualizuoju tai, kai klausau, tarkim, visiškai nesusidūrusi su tuo ir iš šono, klausau, atsiriboju ir klausau, kai man apie naują dalyką ir kas su mano patirtimis, vadinkim, žinai, ten siejasi, ar būnant. Kažkaip ilgas intro. Net ne intro, man, aš nesuprantu net kaip. Gerai, žiūrėk, vienas yra, mes tiesiog sėdam, kalbam ir tai išėjo iš situacijos ir mes iš karto padėjom ją ant stalo. Kitas yra, mums reikia apie tai pakalbėti, nes jų yra, kitoks, žinai, čia kaip ir šeimoje, mums reikia pakalbėti. Ta prasme, man sunkiai skamba tos refleksijos, nes jos vis tiek organizacijų gaunasi pagal planą, ar čia tada gaunasi irgi, tiesiog, vis tiek yra kažkoks schedule ten, nežinau, kaip tai vyksta. Gerai, aš nenoriu uždominuoti, tai perduotų. Jo, aš kažkaip, aš nežinau, kaip tai vyksta. Lengva ar sunku, man atrodo, čia yra vidinis pojūtis. Tai ir kažkaip vidinė būsena. Ir tu arba tada klausimas, kodėl tau tai sunku jaučiasi, ne? Čia gal tada galima į save pasižiūrėti ir pasigalvoti, kodėl man tai jaučiasi sunku. Gali būti, kad iš tikrųjų sunku, o gali būti, kad tik tai mes yra tas nenoras eiti į tas temas. Nes nepatogu. Nepatogu, taip. Galbūt patogu pasidarys tada, kai mes dažniau pradėsime eiti tai, kas nepatogu, ne? Tai tada pasidarys nebe taip sunku, raumenys treniruosi. Dabar kuo toliau, to dažniau ten, žinai, Feel Nights visokie ir taip toliau apie nepatogu, bet, nesėkmių istorijos. Feel Nights. Apie Feel Nights kalbėti. Feel Nights. Aš suprantu, link ko mes einam, bet čia yra po savaitgalio ta emocija. O antras dalykas, bent jau, žinai, kai vis tiek komandos jos ten pačios susikūrė savo susitikimų ritmus, ne, ir kažkokių tam tikrų susitikimų pobūdžius, tai aišku, kad jeigu tu susirinkai susitikimą, kuris skirtas ventiliuotis, ne, išsispręsti ir tu susitikai ir sakom, tai niekas nieko neturim, tai išsiskirstam. Nėra tikslo, žinai, naudoti laiką ten, kur jo nėra, bet yra tikslas turėti paskirtą erdvę, kuri laiką, kažkokiam laiko periode, ne, visą laiką periodišką, kur tu gali ateiti ir tiesiog pasičekinti. Are we still good or we are not, žinai. Ir tai
nu, man tai toksai labiau apie tai, kad nereikėtų tada, nes jeigu žmonės kai kurios dalykus nešiojasi, tam, kad jisai iš savęs inicijuotų surinkti komandą ir sakyti, kad man čia, nežinote, va, čia tas negerai, ar čia anas negerai ir taip toliau, žinai, nu, tai reikalauja kažkokios didelės pastangos, bet jeigu ta erdvė yra sukurta, sako, mes kiekvieną pirmadienį 10 valandą mes susirinkam pasičekinti, ar mums, tipo, kaip mūsų santykiai, ne? Nu, susidūrim, viskas gerai, jokių klausimų nebėra, okei, einam visi dirbti toliau. Nu, aš tik tai gal, žinai, pridėsiu prie to, kad tai neatrodytų, vat, kaip tu sakai, žinai, tarsi suplanavom mes čia, žinai, kalbėti apie nepatogius dalykus, kad taip, kaip erdvės sukūrimą labai yra faina, bet man tai atrodo tiesiog, kad, nežinau, teoriškai, aš kalbu tik tai taip, kaip praktiškai veikia, tai tiesiog, nu, tarkime, gyvoje organizacijoje, nu, turėtumėm pasiekti tikriausiai tokį saugumo lygį, kad aš esu saugu man pačiai eiti ir, arba bent jau kiek, aš esu atsivėrusi kalbėti, bet dabar, net jeigu tai situacija įvyko, mangi tam nereikia surinkti visos komandos, jeigu tai yra mano ir Aušros santykis, aš galiugi Aušrai pasakyti ir be pirmadienio erdvės. Va, man šitas ir kabina, kad aš turiu išlaukti. Nu, kad aš galiu ir ateiti ir, nu, pasakyti, gal mums čia visai nereikia šito kelti, žinai, ir diskutuoti grupėje, o galbūt mes galėsime pasidalinti vėliau grupėje, kaip, nu, nežinau, kaip kliūtis kokia buvo, kaip patirtis, kaip galbūt, žinai, pasidalinimas. Va dabar man jų truputį, nu, vadinkim, taip skamba ir kaip kompromisas, žinai. Nes, nu, iš tikrųjų yra, kai tai įvyksta ir dar, vadinkim, kai tu eini iki, nu, tas pirminis skausmas, nu, vadinkim, tas rakmuo ten kažkoks yra sunkiausias, nu, kai, tarkim, nu, va, tai yra ta situacija, kur aš tiesiog norėčiau atvirai pasakyti, kaip aš jaučiausi tame momente, tai tikrai, nu, kažkaip tai atrodo dabar laukti ir jeigu tai, tarkim, įvyko pirmadienį, o po to, kai mūsų ta jau erdvė buvo pasibaigusi ir, nu, žinai, tada man laukti kito pirmadienio, tai, nu, tai mano visa kita velnio. Žinai, aš pasakau mintį, pasakau kažkokį mano pačios patyrimą ir pati kvesionuoju, žinai, ir dabar galvoju, nu, žinai, iš kažkaip žmogaus elgsenos perspektyvos. Kartais yra kur kas... Aš atsiprašau, bet jeigu taip kvestionuos, tai mes ir rytoj nebaigsim. Bet aš, nu, tiesiog įvairių alternatyvų, nes jeigu yra erdvė sukurta ir kartais toje erdvėje, nu, tarkime, sėdi 10 žmonių ir ne, į kurią ateina dalintis, tai galbūt dalinasi 5 nesidalina. 5 visą laiką dalinasi, 5 nesidalina. Ir supranti, tie 5, kurie niekada nesidalina, jie galbūt pradeda matyti, kad tai yra visai saugu, kad pasaulis pasidalinus nesugriūna. Manęs neatleidžia, niekas nepasikeičia mano darbe, kaip tik tas santykis tarp tų žmonių galbūt yra paprastesnis, gyvesnis ir lengvesnis. Ir tiesiog stebėdama aplinką, aš galiu save įsigalinti, nu, pradėti kalbėti. Supranti, kartais man yra labai nedrąsu galbūt pradėti, nes aš niekada to nedariau galbūt, nei gyvenime, nei darbe, bet kai aš pradedu būti toje aplinkoje ir, žinai, nu, pradedu tikėti arba patikėti, kad, nu, tai veikia, taip galima ir galiu bandyti kažkokius mažus dalykus. Tai va, tai čia, žinai, tiesiog alternatyva, kad yra ir erdvė sukurta, ir žinai, ir kuriama kultūra, kada žmonės ir vienas kitam dalinasi, tai man tiesiog atrodo pilna, o kaip ten pasiskirsti žmonės ar per tą kampą, ar per tą kampą, tai čia nėra svarbu, kad jie tai darytų. Nu, man kažkaip dabar iš jausmo, vadinkim taip, ar ne, ir to, kad diskutuojam, tai man kažkaip turbūt labiausiai šiai dienai jausmas yra toks, kad mažytės organizacijos tam yra, nu, pasiruošę, vadinkim, nu, jom labai nedidelio žingsniuko reikia toj trasoj pradėti bandytis ir tas vat noras, nes vis tiek, nu, jau plius minus tų vėžinių ląstelių tikrai mažiau, vadinkim, tenais yra, arba tada, nu, labai geras momentas, tai vis dėlto, nu, atlikti chemoterapiją ir susitvarkyti, ar ne? Kai yra kalba apie didelę organizaciją, tai man kažkoks vis tiek jausmas, taip jeigu žiūrint, nu, kaip įgyvendinti tą pokytį, ar ne? Tai turbūt turėtų turėtų ir vis tiek pati, nu, jeigu rastusi daug tų mažyčių organizacijų ir jos pasidarytų, kurios jau tokiu principu veikia,
Tai tada gautųsi, kad visi labiau nori jungtis prie jų negu prie tų didelių, nu ir tada tokiu būdu, nu nori, nenori, tą bolidą trasoje kaip ir jau verta būtų išbandyti. Bet ką dar norėjau pasakyti ir dabar pamiršau. Kažką. Man įsivaizduoju, su atmintim. Ne, tai tiesiog, kad vat, šita vieta, norėjau, jo, prisiminiau. Bet man iš tikrųjų būtų labai įdomu, žinai, išgirsti, nu, kadangi tu buvai, nu, gyvai praktiškai, ar tu gali papasakoti tą, vat, nuo atsikėliau ryte ir nuėjau miegot vakare, nu, kaip ir iš jausmo pusės, ir iš tos, vadinkim, nu, vat, kaip viskas vyksta, prie kokios tu komandos galbūt prisijungus. Aš lankiau tas kompanijas. Taip, tai vat gal gali ką pastebėjimus mes savo. Tiesiog čia Lietuvos tokia verslo arba tų tokių Čia vėl nutilo, irgi. tu slepi, tu neslėp, visam pasauliu, prašom. Bendruomenė nuvažiavo, aš tiesiog susikonfuzinau, nes aš nesu, žinai, Nu, bet ką matei, gyvenusi tokios organizacijose, mes tiesiog lankėme, gal kokias, iš viso gal su kokiu 10 organizacijų pačiupinėjo mane ir tai toli gražu nebuvo mažos kompanijos, iš tikrųjų, tai ką tu sakai, dažniausiai taip yra, kad yra maža kompanija, labai betarpiški santykiai ir tarsi visi labai matomi ir visi atsakingi, ne, bet kai pradeda augti organizacija, pradeda vadovybė tolti nuo darbuotojų, atsiranda daug galimybių slėptis, atsiranda nesusikalbėjimai ir taip toliau, ir tada mes kadangi reikia kažkaip tai tą procesą suvaldyti, mes įmamės tos hierarchinės struktūros, ne? Tai aš kažkaip tai dažnai pagaunu tai, kad mes tarsi labai kvestionuojame tas plokščias organizacijas, kaip čia tai būtų, ar čia taip, ar čia naip, ar trečiaip, bet kaip vis grąžinu, o tai hierarchinės iš to nėra. Ta prasme, o tai kaip čia, ta prasme, taigi nėra, mes ieškome to geresnio veikimo modelio dėl to, kad tarsi sakom, kad mums nebetinka taip, kaip mes dirbame, ne? Jeigu tinka, tai tada, jeigu visiems tinka, tai ko keistis? Tai čia vienas toksai aspektas, bet grįžtant prie klausimo apie tas organizacijas, ne, tai ką man apie jas papasakot? Koks pastebėjimas, jausena galbūt netgi, nu, vat, kas tave labiausiai, nu, ką tu man pastebėjai, žinai, nes ten tikrai labai daug yra ką pasakoti, tai dėl to aš kažkaip, bet man bešnekant, kurioje tokia mintis prisiminiau, pavyzdžiui, tokių pavyzdžių, ne, kad, jinai vėl išlėkė ta mintis. Tai gerai, aš galiu užduoti dar vieną tada klausimą ir gal tavo parbėgs. Va, prisiminiau, parbėgo jau. Žiūrėk, nes nenori, kad aš nekėčiau. Taip. Tai kaip čia pasakyti, tas, mes čia dabar apie gyvas šnekėjome, dar jos vadinamos tos plokščios hierarchijos arba savivaldės, kai kur vadinama sociokratija, holokratija, labai... Mes paprastai čia, ir dar kažkaip, nu, viskas labai panašu čia arti. Ir tai pavyzdžiui, bet ta pati, mes apie ką čia realiai šnekame, apie suaugusių žmonių, suaugusių ir suaugusių žmogaus santykį, ne? Tai reiškia, kad, nes ką hierarchinė struktūra suponuoja, tai reiškia, jinai suponuoja tėvo arba mamos ir vaiko santykį. Ir tame jau automatiškai, jeigu tu esi suaugęs žmogus pastatytas į vaiko poziciją, tai jau tenai yra užrišimas tam tikros energijos, ne? Tai jau reiškia, tu nebegali išnaudoti visų savo potencialo resursų dėl to, kad tau yra duotas tik tai va toks va takelis, kuriame tu gali eiti. Tai yra, nu, tavo atsakomybių ribos, ne? Bet tai nereiškia, kad visi yra draugiški, visi lygus ir visi ten mes dirbame tik tai taip, kaip norime, šiandien norim taip, o rytoj kitaip. Tai reiškia, visą laiką yra apie tai, kad mes prisėmėm atsakomybę ir susitariam, mes dalyvavome susitarimuose. Tai pavyzdžiui, viena kompanija, kuri mes labai daug lankėme gamybos kompanijų, iš tikrųjų, kurios dirba automoto, žinai,
srityje, tai yra darbininkai, tai nėra kažkas tai ten, žinai, Taip. architektai, teisininkai, kur tu ten galvotum, nu tai jo, tai čia labiau Va, tai išsilavinimo labai reikia. fainai, kad O ten yra tokiuose, darbininkai, žinai. Ir jie, pavyzdžiui, buvo šitas pandemija, ne, daug kas fabrikai, daug kurie negalėjo, arba jie ten turėjo susiorganizuoti, kad šiftais dirbtų, kad nesusitikinėtų, ten dar kažkas buvo sudėtinga situacija. Baigėsi pandemija, vis tik grįžo į fabrikus, bet ta tokia, kaip čia pasakyti, pradžioje ta tokia kultūra, kad aš ateinu kada noriu, kažkaip tai, kad išeinu kada noriu, dirbu iš ten, dirbu iš anen ir ten dar kažką, tai jinai tarsi po pandemijos liko. Ir tada darbuotojai patys sako, kad, nu, neveikia, blogai. Blogai, patys darbuotojai sako, tai susitarė, ką dabar susitiko spręsti, ką darome. Ir visi, čia buvo kritinis iš tų kritinių momentų, kada, kaip kritinių sprendimų, nes ten irgi yra sprendimų, kaip čia pasakyti, lygiai. Irgi tai nustatomi, tai šitas sprendimas buvo kritinis, turėjo nubalsuoti visi darbuotojai, dėl to, kad, pavyzdžiui, nusprendė grąžinti time clockus. Kada tu ateini ir kada tu išeini iš darbo. Tai reiškia, patys darbuotojai nusprendė save kontroliuoti. Supratau. Tai nereiškia, kad mes negalime netgi nuspręsti, kad šitam laikotarpiu mums reikia labiau hierarchinio valdymo, pavyzdžiui, ne? Arba kažkokio labai kontrolinio mechanizmo. Bet tai reiškia, kad mes patys mes visi susirinkę, mes nusprendžiame. Taip. Arba, pavyzdžiui, kita kompanija iš viso pasakojo, čia sako, nu tos savivaldės organizacijos, jos dažnai net ir su taip įstatymai nėra pritaikyti jom, dėl to, kad kai buvo tas krizinis momentas visai automoto industrijai, jie sako, jie mato, kad žodžiu, negali išlaikyti tiek žmonių, kad reikia atleidinėti žmonių. O vienas iš tų, bent jau baskų metodo tų principų yra, kad neatleidinėti žmonių dėl ekonominių priežasčių. Susirenka kolektyvas, ką darome, bet, kolektyvas, 700 žmonių tenai dirba, žinai, tai yra paskirtas kažkoks tai, kaip sakyt, komitetas, darbo grupė, kuri turi surasti pasiūlymų, kaip sukurti visokių pasiūlymų, kokie variantai yra įmanomi. Ir jie pasiūlė tokį dalyką, už ką balsavo visi darbuotojai ir buvo nuspręsta, kad taip ir padarysime. Tai buvo taip, kad, pavyzdžiui, 10 ar 15% darbuotojų atleidžia. Ir tuo metu, kai jie gauna nedarbingumo to pašalpą iš valstybės, kompanija jiems įsipareigojo, kad po kažkiek laiko jie išmokės skirtumą, susitarimas, tu neužrašysi šito dalyko, nes tai yra prieš įstatymą. Tada, kai baigėsi tiem nedarbingumas, po pusės metų išeina kiti 15% nedirbti, o tuos įdarbina atgal. Ir tai reiškia, ant kiek tau turi būti pasitikėjimas įmonė, savo kolegomis ir dar kažkaip, ir kiek tie žmonės tampa po to lojalūs tai kompanijai, kuri, jie sugalvoja tą sprendimą, jie randa, jie apeina šiek tiek, bet jie sugeba išgyventi ir dabar puikiai visi dirba ir ten ta kompanija yra ir Indijoje, kiek žinau, išsiplėtus viena iš didesnių. Bet jo, man tada čia labai skamba, žinai, pirmiausia, tos pamatiniai dalykai, kad aš jaučiuosi labai saugus, aš pasitikiu ir galiu sau leisti, arba noriu kalbėti su šitais žmonėmis apie tiek savo poreikius, tiek nepatogius dalykus, kaip aš jaučiuosi. Kitaip tariant, dalinuosi į visas pusės. Ar ne? Dalinamės ir tą, ką uždirbam, ir rezultatą, bet dalinamės ir kaip jaučiuosi tam, kad tos ląstelės nesirastų. Vadinkim, tas toks profilaktika visą laiką vyksta, ar ne? Tai šitas man kažkaip, taip, iš tikrųjų skamba, kad labai yra atsigręžta į patį iš tikrųjų žmogų ir kaip, į žmogų. Žinai, čia visų organizacijų, man atrodo, yra visų organizacijų siekiamybė ir ką daro, ir Gallup tyrimus užsakinėja, ir visokius kitokius tyrimus užsakinėja, ir matuoja engagementą, vadinamą tą įsitraukimą darbuotojų. Tai labai labai šito nori, bet tas ir yra, kad klausimas, o kiek duodi laisvės man,
nu, kad kažkaip susiakumuliuotų tą energiją, noras įsitraukti ir kiek aš esu girdima, kiek į mane atkreipiame dėmesio. Ir žinai, nu, jeigu įtraukiama visi darbuotojai nuspręsti ir prisimti, nu, kaip ir, nu, tai čia ir yra įgalinimas pačio darbuotojo, apie ką mes kalbam, ir įtrauktis. Ir tai mes ne tik dalinamės pelnu, mes dalinamės, vadinasi, ir kažkokiu tai nuostoliu. Nu viskuo, bet šitas podcastas vadinasi bet. Atsiprašau, ne bet. Nėra bet, iš tikrųjų ne bet. Ir, taip. Gerai, bet aš vis tiek turiu vieną dar bet. Nu gerai, ir. Apie tą laisvę ir atsakomybę, apie įsitraukimą, tai man labai patiko vienos mano, nu kaip čia, bendražygės toks tai pasakymas, kad jeigu nori, kad prisimtų atsakomybę, tai tą atsakomybę pirmiausia reikia atiduoti. Taip, visiškai. Tai ne apie tai, kad turi iš tavęs pasiimti, tu turi ją atiduoti. Taip. Ir va tas, kai tu ją atidavėjai tą atsakomybę, tai tas žmogus, kuris prieš ją pasiimdamas, jis tai dar 3 kartus patikrins, ar tu tikrai atidavėjai tą atsakomybę. Taip. O mes čia yra tokių subtilių būdų, kaip mes kontroliuoti. Aš tokia, žinai, turiu iš savo darbinio, aš tiesiog, vat, kaip turėjau viena iš mano pavaldinių, šitas stipru labai, vadovaujantis pareigas ir užima. Tai tiesiog aš atvažiuoju į filialą, ar ne, ir mes kalbamės, tai yra pakankamai naujai paskirtas vadovas, žinai, ir aš organizacijų dirbu daug metų, ar ne, ir vadovaujančio darbo daug yra, ir aš, tą kultūrą ir organizaciją arba tą veikimą, žinau, tikrai labai gerai, kanėtinai, žinai, ir tų situacijų daug. Ir aš jai sakau, žiūrėk, man atrodo, kad čia taip susidėjai, žinai, tokias prabangias prekes, nes retailė, ar ne, prabangias prekes, va čia tokioje vietoje, kur šiaip yra didelė rizika, kad bus vagystės. Jinai sako, ne, šiaip tai čia viskas labai gerai, va čia jinai savo logiką išdėsto ir visa kita. Protas ir man taip, žinai, mintis iš karto, aš šiaip galėjau įsakyti ne, žiūrėk, ten jau yra N pavyzdžių, ir sakau, gerai. Sakau, aš sugrįšiu, tada mes pažiūrėsim, kaip mums sekasi po 1 mėnesių. Aš suprantu, kad 1 mėnesių bus nuostolis. Tiesiog jau žinau, kad tai bus, nes tai yra dar, žinai, 18 filialų, kurie turi tokią patirtį ir aš tiesiog, bet čia buvo atiduota atsakomybė sprendimui žmogui ir atvažiuoju, žinai, atvažiuoju aš tai dažniau pas ją, bet tiesiog prieinam prie to pačio klausimo ir sakau, kaip tau sekasi, aš matau, kad tu pakeitei, ir sako, jo, vogė už 900 eurų ir sako, visiškai, ta prasme, neblogas buvo sprendimas ir aš perdėjau, nes čia tiesiog yra rizika, žinai. Tai va klausimas, ar aš kaip vadovas leidžiu, žinai, suteikiu erdvę, nes tas suteikimas erdvės gali kainuoti pinigus. Ašgi suprantu, kad jisai gali kainuoti. Gali kainuoti laiką, gali kainuoti neteisingus sprendimus, gali kainuoti pinigus, bet ar aš duodu tą laisvę ir atiduodu tą atsakomybę, nuspręsti tam žmogui pačiam ir iš to, žinai, turėti savo asmeninį patyrimą, žinai, kuris tegul jis būna toliau tas balsas tyrose ir dalinasi su kitais, kaip ten, teisingas ar neteisingas tas sprendimas buvo, žinai, negu aš kaip vadovas demonstruočiau savo galę, žinai, ir kažkokį tai statusą, kad papasakoti, žinai, savo patirtį ir nedaryk taip, žinai. Tai, man tokia smulki, žinai, smulkus pavyzdys tarsi, bet tokių yra daug, kaip tu sakai. Daug. Aš atiduodu iš tikrųjų atsakomybę. Man čia turbūt viena stipresnių, žinai, vietų, nes aš kur savo bet vis norėjau įkišti, arba ten vis pamiršau, tai dalinai tam tikras šitas jūsų diskusas ir diskursas. Jūsų. Ne, jūsų, nes viena kitą papildėt labai gražiai, žinai, Aušra pasakė apie atidavimo, tu davai labai gražų netgi pavyzdį, kur iš tikrųjų, yra labai sunku paleisti kontrolę, kur atrodo, kad jau paleidai ir jau nekontroliuoja, paskui tu ateini ir sakai, žiūrėk, kontroliuoji. Tiesiog yra taip. Man labai kilo žinutė iš dangaus, mums laiškas, matau. Aš suprantu, kad mums reikės dar ne vieną podcastą daryti. Jeigu jūs sutiksite, tai tada, man atrodo, čia mes
dar nemažai turim pakalbėti. Tuo aš žinutį į dangų bandau paskambinti ir pasakyti, kad visatą dar leis man pakalbėti. Taip. Galiu paskraidyti su savo. Jo, tu su savo sparneliais. Kokį nors čia, kokį kad įdomu. Okay. Tai klausykit. Mes kažkada esam šitą kabinę, kai šnekėjom per mūsų antradieninį mytą. Atsiprašau, kad labai dažnai ir manau, kad... Antradieninė, trečiadieninė. Trečiadieninė. Ne, trečiadieninė. Nu, tai... Ta vienintelė. Ta vienintelė diena, kur... Tai... Ir buvo tas, ir dabar labai daug organizacijų, ten vadinkim, ten tai futbolo stalas, tai ten kamoliukai, tai tas, tai 50, dabar pašokiam, dabar 5-dieninis brančas, dabar alus, dabar 50. Nu, toksai, vadinkim... Naudos. Jo, ir kad maždaug, nu, tą darau ne iš tos intencijos, kad iš tikrųjų... noriu, bet jau nebematau kito kelio ir tas netgi, vadinkim, iš konsultantų pusės, tas yra, žiūrėkit, dabar jau į čarininkų, dabar va čia turim padaryti tą, o dabar dar čia reikia vienos pozicijos vaikų darželio auklėtojo, žinai, o dabar čia va reikia to, o dabar čia va tano, kad iš tikrųjų, nu, taip klausant tos organizacijos ausimis, kuri jau labai daug va, šitų dalykų prisidėgus, tai atrodo, nu tai čia ir taip, va, tos, mes čia gyva organizacija, mes viską va, taip ir deklaruojam. Aš atsiprašau, man reikia pastaisyti, nes aš to nukrisiu. Tai labai gražus būtų užbaigimas, žinai, toksai. Tinkuoju mane. Ir čia būtų, aš tai dėl to ir užklausinom šiandien dieną, mes jau tuoju, nes jau čia žinutės iš dangaus mojuojam. Tai va, tai man va toksai, žinai, ir gaunasi, nes klausant, va, sakau, tos organizacijos, kurių ten fully equipped, nu net paimkim, kad ir Google, ten nuo supinių iki sporto salių ir ten, nu, va, toksai tikrai labai daug to ir žaidimų kambariai, ir filmų kambariai, ir baseinai, ir kas tik tai nori. Tarytum, nu kaip ir bandant atliepti žmogaus poreikį. Bet čia, panos, tokia ilga diskusija. Bet aš pradėjau iš to tavo introductiono, tai ar tu kalbi apie kaip organizacija kuria gerovę darbuotojams? Kad dėl naudos savo sieki, nu kad realiai gaunasi daug dalykų, tame yra atsakomybės. Organizacija inicijuoja dalykus tam, kad turėti savo naudą, prisidengdama, tarsi kuria gerovę. Tarytum noriu, kaip ir jo, būti va ta komanda, žinai, tokia. Bet realiai tai yra dar vienas visą laiką, nesu uždirbusi tokiose kompanijose, visą laiką jų labai bijojau, nes man atrodė, kad čia yra spastai. Jie tiesiog nori, kad aš ilgiau dirbčiau, ilgesnės valandas dirbčiau. Tai, žinai, gerai, jeigu patys darbuotojai... At some point taip ir yra. Taip. Aš kažkaip tai vis tiek grįžtu prie to paties, žinai, ar yra santykis suaugusių žmonių su suaugusiais žmonėmis, ta prasme... O man čia stipriausia ta vieta tokia, žinai. Ir tada, žinai, jeigu yra suaugęs su suaugusiais, galbūt tiem suaugusiam, galbūt jie nori 5 valandą uždaryti duris ir važiuoti su savo vaikais ten kažkur, tai visai, ta prasme, nesėdėčia ant tų sėdmaišių ir negurkšnuoti, žinai, latės ar kažko, žinai. Ja. Aš dabar girdžiu, žinai, atliepiant į tavo šitą momentą svarbu, girdžiu iš draugų, kurie dirba organizacijose, kaip kreivai žiūri juos, kad neina į team buildingus po darbo, arba ten, žinai, neina, nu, kažkokių, va, ten, nežinau, nedaro kažkokių bendrų veiklų, ten tarsi kažkokių nes mes šeima. Nu, tai čia ne community dalis ir taip toliau, nu, aš pati esu tą patyrus. Arba ten visą laiką, nu, yra, arba ten išvažiuoja, nu, tiesiog aš, nu, šitie dalykai labai. Ir čia labai toks subtilus spaudimas yra, nes tu ne prie Hebros esi. Taip. Tai va, ir čia yra rūkantis, viską žino, visas naujienas, kurie nerūka, nieko nežino. Nu, nebent rūkai tualetę, tą elektroninę, tai tada jau. Man patiko tas, žinai, noriu paminėti tą, vat, būtent kompaniją, kur aš prisimenu, tai aš pasakoju apie tą Viva Barefoot. Ai, nu. Tai tokia, kuri, nu, viena, vat, kadangi visi niekaip nesusitarė, kas tas yra regeneratyvios organizacijos, kur dar yra vienas lygis, tai yra, ne tik tai mažesnis poveikis aplinkai ir viduj, bet kad tai būtų atsinaujinantis, ne, organizacijos, kurios gali būti tiek
resursai, kaip sakyti, viduje, žmogaus, taip pačios organizacijos, tik aplinkoje, kaip jinai veikianti, kad jinai būtų atsinaujinant. Ir jie ieško tų būdų ir ta kompanija Viva Barefoot yra laikoma pasaulyje kaip tokia batų gamintojai beje. Tai kaip tokie lyderiai, ką? Norėjau sakyti, kad labai užintrigavai ir taip ir norėtųsi sakyti. Ir jeigu jums buvo įdomu, parašykit, mes pratęsime sekančiai serijai. Tai toks dabar buvo, o labai geras teaseris, einam toliau. Nes čia tikrai param šnekėt. Bet pabaig. Tai čia, žinai, apie tą skaidrumą, apie daug ką, tai man patinka, labai rekomenduoju visiems atsiversti jų puslapį ir paskaityti jų metinę ataskaitą, kuri vadinasi The Report of Unfinished Business. Tai jie vienas dalykas, kad iš tų kompanijų, kurios absoliučiai neslepia to, kas jiems nepasisekė, tokiu būdu tada automatiškai nėra viduje ir tos, kaip čia pasakyti, baimės suklysti arba kad tau nepasiseks arba taip toliau, kad tai yra okei, tai yra užskaitoma ir ne tai, kad skatinama, bet tai yra pripažįstama kaip gyvenimo dalis, ne? O antras dalykas, man patinka, kad jie matuoja būtent tuos dalykus, kaip, pavyzdžiui, kiek baimės kiek baimės atmosferos yra kompanijoje, kiek žmonės ar jaučiasi jie labiau vaikai ar labiau suaugę. Ir jie daro dar tuos tyrimus, apklausą žmonių. Ir aišku, kad tie rodikliai, jie tokie, mes visą laiką labai taip norime, žinai, jeigu kažką tai gero darome, tai norime tos medalius užsikabinti, kad čia tipo, jo, mes ten ir regeneratyvūs, ir gyvi, ir viską, ir sustainable, ir taip toliau, žinai. O jie labai taip atvirai, žinai, sako, dabar čia tas baimės rodiklis pagerėjo, bet šiaip tai mes kiekvienais metais, žinai, ten pirmyn atgal, dar kol kas, nėra stabilus tas bet čia tas skaidrumo, tada momentas labai iš karto. Bet čia vėlgi, žinai, aš tikrai atrodo pauzę norisi paspausti, nes aš grįžtu prie tų, tarkim, labai populiarių kitų, ar ne, ten tyrimų įsitraukimo ir ten taip toliau, tą patį Gallup, kur ir minėjau, ar ne, bet kas vyksta organizacijoje po to, ar ne, tai mes susėdam komandą, tai žiūrėk, rodiklis yra blogas, ką darom? Toks, žinai, ką darom? Ir tada supranti, gerai, ten gal pirmus metus yra entuziazmo, kad, su manim kalbas, ar ne, mane nori girdėti, kažką darom. Visi susigalvoja, kad čia daro, pavyksta ar nepavyksta, ar ne? Ir tada, žinai, bet matosi, kad, nes vis tiek ten yra matuojama ne tik aplinka, yra matuojami kolegos, yra matuojami vadovai, ar ne? Ir jeigu žmogus po metų jaučiasi, kad pokytis joks neįvyko, jis tiesiog žymi arba rodo, kad jis neįvyko, arba jis tiesiog rodo, kad neva tai įvyko, nes, tiesiog niekas ir šiaip vis tiek nevyksta, žinai. Bet tas neva įvyko. Ir čia įdomu, labai, žinai, sakykime, iš šito metodo organizacijose, jeigu jie daro tyrimus, kaip vėliau jie elgiasi su šitais tyrimais, žinai, kaip būna su tais tyrimų rezultatais, žinai. Nes, iš, sakykime, plokščių organizacijų gyvenimo, tai, tikrai yra tas toksai, žinai, aš negaliu sakyti, yra tikrai organizacijų, kurios, ar komandų, kurios daro pokytį, nori daryti jį, žinai, nori kažkokio, mokosi galbūt, taip pavadinkime, evoliucionuoja tų raportų ar būtų tyrimų dėka, žinai, bet labai labai didelė dalis yra tiesiog... Dirba dėl raportų. Dirba dėl raportų, gerai. Nes, tikrai, bet mesgi žinome, kaip padaryti gerą raporto ataskaitą. Dabar, jeigu vienas rodiklis popierius iškenties viską. Kaip padaryti, kad rodiklis pagerėtų. Aš turėjau pati patirtį, žinai, kaip aš pradėjau vadovauti, žinai, tai tenai, žinai, visko ten buvo, įvairių dalykų. Ir aš buvau šito raporto dalyvė lygiai taip pat ir dalyvė ir pati, kaip mano komanda mane matavo, žinai. Tai, tai kažkaip toks, vėl tyrinėjimo metu kažkaip, pasirodė, kad, čia kažkas neveikia, žinai, nesigauna. Ir tarsi aš pati jaučiu kažkokį stresą ir įtampą, nes yra dar kita, žinai, hierarchija viršuj, kuri prašo ten kažkokių, žinai, ataskaitų, prašo veiksmų, planų, užpildyti ten ir taip toliau. Tarsi vėlgi rodo, kaip kažkaip tai kuria aplinką, kad aš tarsi būčiau kažkaip nuosaiki ir nuosekli kažkiam savo pokytyje, žinai. Tai, ir kažkaip vis tiek, man kažkaip ten neveikia ir aš tiesiog pati augdama ir evoliucionuodama ir jau gebėdama būti patogume ir nepatogume, aš tiesiog nusprendžiau vieną kartą,
kad mes tiesiog kalbėsimės apie raportą ir mes nekursim jokio veiksmo, o tiesiog kalbėsimės. Mes prakalbėjom 6 valandas. Iš esmės 6 valandas sėdėjom rate, su pertraukom ir kažkaip aš sakau, viskas, sako, viskas. Ne, tai kažką pasako, tu ką nors. Ir mano nuostabai jie tiesiog patys susikūrė tam vieną tiesiog veiksmą, kad nori, bet net ne veiksmą, jie tiesiog nupiešė vaizdą, kaip norėtų jaustis po ten, sakykime, metų, žinai. Tai man asmeniškai, aš nežinau, ar tai yra veikiantis modelis, bet man jis taip suveikia ir komanda, jin tiesiog jautėsi saugi kalbėti nepatogius dalykus, nes po to jie nepajuto jokio poveikio iš manęs ten, žinai, kad aš ten kažkaip pulsiu, kažkaip dabar ten spręsti ar bausti, ar kažkaip, ar kitaip mano elgsena pasikeis. Tai, man čia buvo labai vykęs variantas, tai va dėl to, žinai, man tiesiog yra įdomu ir smalsu, kaip, žinai, tokios organizacijose, ką daro su šito dalyku, žinai, jo, labai toks. Bet gal galima apie šitus klausimus jau kitą kartą pakalbėti. Žiūrėkit, tai iš tikrųjų man tiek dar va čia mazgų prisirišau, nes, tikrai yra tų tokių, kur norisi ir, vadinkim, sąmoningai pasiprovokuoti, kad, pasižiūrėti, iš kurios čia, žinai, pusės ir pasimatuot. Ir tikrai dar eilė tų klausimų ir tikiu, kad jų dar krūva gims. Tai mes pasitarsime, ar galime tai pratęsti, bet realiai šito pokalbio. Tai tau, kurie žiūrės, ar norės. Tai va, tai ar tikrai, ar norėtųsi, galbūt ten kyla klausimų. Žinai, tai fainai. Nes jeigu užsakymas iš ten bus, tai mes balsuosime. Klausykit, bet aš atsivežiau knygą, sakė Giedrė, kad aš reklamuosiu, nieko neužsidirbinėjau už tas knygas. Bet jeigu kažkam tai įdomu, tai yra knyga Reinventing Organizations, yra galima pasiskaityti apie tą būtent TEAL paradigmą ir daug labai pavyzdžių įmonių, kurios veikia. Aš taip tikėjausi, kad ne čia dovanų atvežė, žinai. Deja, ne mano asmeninė knyga, deja. Gerai, teks įsigyti. Bet, žinai, man labai kažkaip, iš to, kas, ką vadinkim išsineš arba kas įstrigo, tai dėl atsakomybės atidavimo, kad, pirmiausia, jeigu aš iš tikrųjų noriu, kad mes judėtumėm tos, vadinkim, socialinės organizacijos link. Man kažkaip labai šitas surezonavo, tu vienoje vietoje paminėjai socialinę organizaciją, kai šnekėjai apie knygą ir apie sezoniškumus. Ir tą socialinį, tą, žinai, bendruomeniškumą, vadinkim kažkaip. Ir man šitas labiausiai susirezonavo, tas toks kažkoks. Tai tas, kad turi iš tikrųjų ir atiduoti atsakomybę ir tikrai atsiras grupėje, vadinkim, kam ta atsakomybė yra įdomi, ar ne? Tai šitas labai, tada labai dėl to atviro apskritai bendravimo ir nelaikymo savyje ir galų gale ir kalbėjimo apie tos savo pačius, vėlgi, poreikius atvirai, dėl kokia iš tikrųjų užduotis bendraja prasme visiems yra vieni kitiems kurti saugumą. Tas man kažkaip saugumo labai, saugumas, pasitikėjimas. Oh my god, kiek čia dar šnekėti. O ką jūs išsinešat? Man tai iš karto, žinok, dar kol Giedrė galvoja, aš kažkaip spontaniškai man ta mintis atėjo apie tai, kad dar labiau atsitraukiam. Negalvokim, žinai, man labai daug visa šita paradigma arba tai yra apie ieškojimą savo žmogiškumo ir žmogaus būties, kaip sakyti, šitame pasaulyje prasmės, ane? Kodėl aš čia esu ir kaip aš noriu čia būti ir kokį pasaulį noriu kurti. Ir tame kontekste aš prisiminiau citatą, kurią kažkur perskaičiau socialinėse medijose apie žmogų, kuris pakilo į kosmosą pirmą kartą. Ir jisai sako, aš galvojau, kad mane pakilimas į kosmosą, man jis įkvėps eiti toliau, ten tyrinėti, kas toliau, kas dar. O jis sako, o aš atsigręžiau į žemę ir aš tada supratau, kad šiaip tai visur yra mirtis ir kad tik tai čionai yra gyvybė. Ir kad mums labai reikia mes nesuvokiame, kokiame turte mes gyvename.
Ir man atrodo, kad jeigu kiekvieną dieną vat, apie tai pagalvotumėm, kokiam turte mes iš tikrųjų gyvename, nepriklausomai netgi nuo savo ten pinigų kiekio arba ten dar kažko, tai man atrodo, kad mes kažkaip kitaip pradėtumėm apskritai. Tai nevertina tol, kol turi. Taip, kai kabo sąskaitos nepamokėtos, tikrai galvoju apie turtą, bet čia kitas podcastas. Atsiprašau. Tai viskas. Viskas? Nu, tu dabar pasidalink. Aš kažkaip turiu tokį kažkokį, gerai, gal taip pasakysiu, išeinu su tokiu savo pasitvirtinimu ir dar tokiu stipresniu tikėjimu to, kad pirmiausia, tai tyrinėju, o kai tyrinėju, tai visada reflektuoju. Ką man tas tyrimas davė, kas iš to gavos ar nesigavo. Tai labai atrodo tokie paprasti žingsniai. Ir galbūt nieko nepasakysiu kažkaip labai įkvepiančio, bet paliksiu labai atvirą klausimą, kad kai aš noriu įgyvendinti kažkokį didžiulį pokytį, tokį labai transformacinį, klausimas, ar jį reikia iš tikrųjų visą pristatyti. Okay. Tai aš tom ir pabaigsiu. Norėsite apie tai išgirsti, prašome. Balsuokite. Balsuose, ką tu iš to Taip, nes čia, man atrodo, yra labai tema, ar iš tikrųjų reikia labai jį visą žinoti. Ačiū, man kaip visada su jums labai smagu ir aš, jeigu čia tie balsai iš dangaus, ne, tai aš manau, kad čia mes 6 valandas sėdėtumėm prie šitų kamerų, tik dar kavos atsineštumėm. Tai ačiū, aš tai turiu jausmą, kad labai norėčiau pratęsti. Tai laukiam balsų iš dangaus. Merci beaucoup. Bučkiai rubliai. Iki.